Kokioj čia patalpoje mes esam? Mes randamės tokiam kaip ir šilumos punkte, galim sakyti elevatoriniam, senam tipo, kuris kaip ir matot, kad nuo pastatymo nelabai buvo ir keistas, kažkas į investuota. Kokie yra trūkumai seno šilumos punkto? Didžiausias trūkumas tai, kad mes negalim jo reguliuoti realių laikų. Gaunam užklausą iš kliento, turime ją kaip ir suvirškinti, tada įsiųsti techniką, kuris dažniausiai po 3 darbo dienų atvažiuoja ir rankiniu būdu pareguliuoja. Tai per tas 3 darbo dienas gali ir oras pasikeisti. Vieną dieną bus šilta, kitą dieną bus šalta. Tai mes turim tokį kaip ir atsilikimą nuo kliento užklausos ir nuo lauko temperatūros. Sąskaitos didėja vien dėl to, kad elevatorinis, kuris naudoja daug pats iš savęs šilumos, netinkama izoliacija jau pasenusi, tas rankinis valdymas. Tai čia tokie didžiausiai ir minusai, nes labai tiksliai tu negali sureguliuoti šilumos punkto, ten debitą gali kažkiek pamažinti, padidinti, tą temperatūrą pareguliuosi. Bet vis tiek pats iš savęs vamzdynas jau yra senas ir per izoliacijas išeina. Kaip galim jausti ir šilumos punktai yra ganėtinai šilta, palyginus iš lauko. Tai ir spinduliuoja tą šilumą ir išorę. Gavęs užklausą iš kliento, technikas ateina per tas, tarkim, 3 darbo dienas ir su šito reguliatoriaus pagalba pareguliuoja debitą, srautą, termofikato srautą. Tai ateina, čia su įrankiais pareguliuoja, pasukinėja, pažiūri, koks yra skaitliukė debitas ir pagal tai sureguliuoja arba didesnė, arba mažesnė, nuo to priklauso temperatūra, paduoda didesnę ar mažesnę į namą. Kaip atrodo senasis šilumos punktas, mes jau pamatėme, o kaip atrodo naujas, šiuolaikiškas ir modernus. Važiuojame pamatyti.